Aha, na, aš pasižiūrėjau, kad nutrūko video. Tai skorpionai dabar išdėliojau jūs, nemačiau ties kurio laiku nutrūko video. Tai dabar išdėliojau jūsų 4 gyvenimo sritis. Skorpionai kovo mėnuo 2025 asmeninis gyvenimas. Aha, jeigu iš kažkur jūs išėjote, tai su triukšmu sugrįšite. Jeigu kažkur tai kažkoks žmogus iš jūsų gyvenimo išėjo, tai jis labai pergalingai sugrįš į jūsų gyvenimą, jūs jį susigrąžinsite. Jeigu iš jūsų poros ar šeimos išėjo meilė, tai jūs tikrai ją susigrąžinsite ir atnaujinsite santykius aistringai. Labai komunikacija bus labai šilta, nuoširdžiai, aistringa ir patirsite keliones, nuotykius. Jeigu jūs vienišas žmogus ir visaip kitaip galvojate, kad jums jau neverta sutikti savo poros, tai kovo mėnesį visko gali būti, skorpionai, kad jūs įsimylėsite, būsite ant bangos ir patirsite meilės strėles. Tai va taip, skorpionai, visko čia dar gali būti. Darbas, pareigos. Na, darbas. Jeigu jūs dirbantis žmogus, tai jūs tęsite savo darbus, darbai seksis, su visais susitarsite, bet jūs savo darbe nepamirškite analizuoti situacijos, į darbą žiūrėti rimtai, susikaupęs ir tiesiog rutininis jūsų kasdienis darbas tęsis. Taip pat tai tęsis jūsų ir šeimos darbai, namų darbai kažkokie, tai jeigu jūs oficialiai niekur nedirbate. Jeigu neturite darbo, skorpionai, tai vėlgi, sako, reikia gerai išanalizuoti rinką, apmastyti, pasirengti strategiją ir galbūt per pažįstamus, per draugus, per giminės ieškoti darbo. Bet korta sako, gali būti, kad kovo mėnesį dar ir nepavyks įsidarbinti arba kažką naujo rasti. Dar ne laikas. Angelas sako, dar ne metas. Tai va taip, skorpionai. Ir ką mes turime pinigėliuose? Pinigėliai visi jūsų rankose, jūs kaip aktyvi šeimininkė savo pinigų, savo biudžeto planuosite, suksite galvą ir uodegą, kaip sulaukti naujų pinigų įplaukų, kaip čia užsidirbti. Galbūt jūs tokia, arba jūs toks, kaip ir verslininkas šiek tiek, tai tiesiog užsidirbsite savo veiklumu, savo charizmą, savo sugebėjimais, savo talentais ir tiesiog planuosite ateitį, kaip pasididinti darbų tas pajamas, nes kol kas jos tiesiog jūsų nedžiugina. Gali atsirasti išlaidų, kurios bus neplanuotos, netikėtos, netyčia. Tiesiog netyčia. Patiriamos išlaidos. Tai va, žiūrėkite. Ir dar žiūrėkite, kad kas nors jūsų neapgautų, neapskaičiuotų. Jūs sutarsite vieną sumą pagal šitą karalienę, o paskui paaiškės, kad jūs gavote mažiau, negu kad priklausė jums. Tai žiūrėkite, kad kas nors neapsuktų jūsų dėl pinigų, arba nepakliūtumėte į kokiu nors apsukraus kokio nors tokio žmogaus rankas su savo biudžetu. Tai va. Skorpionai, taip. Ir sveikatėlę pažiūrime, skorpionai, taip, sveikatėlė. Sveikatėlė bus gera, jūs pasitikrinsite, manau, kad eisite pas gydytoją, dar kažkokią eilinį patikrinimą pasidarysite, gal kažkokią reikia susileisti vaistuką, arba kokią lašelinę pastatyti, ar kokį tyrimą atlikti. Jūs tai atliksite ir paaiškės, kad viskas gerai. Paaiškės, kad viskas gerai. Jūsų sveikata šiuo momentu tokia, kokia ir turėtų būti pagal jūsų esamą padėtį. Ir dar jūsų sveikata gali pasirūpinti tokia moteris, kuri labai šeimyniška, labai tokia švelni, maloni, rūpestinga. Pasitikėkite ją. Kortos sako, patikėkite savo sveikatą tokiai rūpestingai moteriai. Jie nepadarys klaidos ir jūsų neapgaus. Na tai taip, va, skorpionai. Sveikatėlė tikrai bus nebloga. Na ir pereiname pas šaulius. Nagi, mėly šauliai. Pasižiūrime, kas jūsų laukia kovo mėnesį 2025 metais. Mes jau čia su įvairiom pertraukom peržiūrėjome. Dabar žiūrėsim, tikimės, kad mums nenutrūks video. Nagi, žiūrime, šauliai, kasgi jūsų laukia asmeninėme gyvenime. Dedame 3 korteles. 1, 2, 3. Asmeninis gyvenimas, draugai, priešai. Ir reikalai, karjera arba rutininiai namų darbai. Ir pinigėliai, pajamos išlaidos, pirkiniai, būsena, santaupos,
kaip sakoma, aktyvai. Na ir sveikatėlė, šauliai. Pasižiūrime į sveikatą 3 kortikės. Žvilgtelėjau po kaladinę kortą, kažkodėl nemigo naktų neišvengsite. Asmeninis gyvenimas, šauliai. Jeigu jūs poroje santuokoje, gali būti, kad kažkas jums prisipažins meilėje iš naujo, pasiūlys jums kažkokią aistringą naktį ar praleisti laiką aistringai, meilingai, jūs pasijusite mylimą moteris, tačiau paaiškės, kad vis dėlto ta idilija buvo trumpa ir jūs ir toliau sukonfliktuosite ir toliau pradėsite peštis dėl šeimininių, buitinių dalykų, nepasidalinti, ką pirksime, kur važiuosime, aš to noriu, o aš to noriu, tu ne taip darai, o aš ne taip darau. Na, žodžiu. Kitas dalykas, gali būti, kad jūsų santykiuose yra kita moteris, tokia kita moteris, trečias asmuo, kuris kažkaip nutraukia nuo jūsų tą seksualinę jūsų partnerio energiją į šoną. Ir dėl to jūs esate nepatenkinti. Jūs jaučiate konkurenciją tame, kame esate. Jūs esate nepatenkintas savo asmeniniu gyvenimu, seksualiniu savo gyvenimu, nes manote, kad kažkokia moteris, ar tai gali būti ir vyras, meilužis, pagal šitą kortą tai yra meilužių korta, nes čia taurės, nutraukia nuo jūsų, atima nuo jūsų partnerio seksualinę energiją, įkvėpimą, džiaugsmą ir taip toliau. Tai va taip. Jeigu jūsų poroje viskas gerai, tai kaip ir sakiau, galite patirti aistringą naktį, aistringą nuotykį, naują užsidegimą, kažkokią naują kelionę, naujas darbais. Jeigu žinote, kad tarp jūsų tikrai nieko nėra blogo, jokių trečiųjų asmenų. Kitas dalykas, jeigu jūs vienišas, tai vėlgi jūs galbūt sutiksite kažkokią moterį arba vyriškį vienkartiniams arba trumpalaikiam susitikimui, bet iš to nieko gero neišeis. Pasirodys, kad tai ne jūsų žmogus. Tai tie, kurie esame vieniši, galbūt norėsime meilės nuotykio ir jį patirsime, bet neilgam, šauliai, neilgam. Tai va, taip rodo kortos tokį asmeninį gyvenimą. Žiūrime toliau. Koks jūsų darbas? Jūsų darbas yra jūsų šeimos verslas, arba jūs ten dirbate su šeima, su bendruomenė, su giminė. Taip, jūsų darbai yra šeimoje, pinigai į šeimą, viskas į šeimą. Tai kaip ir klano biznis, sakykime, jūsų šeimos biznis ir jame jūs jaučiatės gerai, darbai seksis puikiai, pajamų gausite, patirsite džiaugsmą dėl bendro darbo, bendros veiklos ir galbūt jūs kažkaip tai net padėsite savo giminėms artimiesiems arba bendruomeniai. Na, tiesiog atrodysit, bent jau visuomenėje atrodysite, kad jūsų verslas ir jūsų darbas klesti ir jūs čia kaip koksai sūris taukuose maudot, inkstas taukuose maudotės. Pinigėliai tikrai ateis ir kažką naujo sukursite, kažką naujo uždirbsite, galbūt naujas pajamų šaltinis arba naujas kažkoks tai produktas jūsų bus pagamintas, šauliai. Arba išmoksite kažką naujo. Dar šitas žmogus gali mokytis. Taip, tai yra mokinio korta. Jūs kažką naujo išmoksite, kas jums labai patiks, jeigu tai hobis koks nors. Jeigu jūs nedirbate, tai tikriausiai nedirbate dėl to, kad jau esate nedarbingo amžiaus ir tiesiog esate išlaikomas arba šeimos, arba gaunate išmokas iš... dirbate namuose, šeimose, galbūt vaikus, anūkus prižiūrite. Ir tai jums pilnai pakanka. Tos veiklos jums pilnai pakanka. Tai va taip, šauliukai. Ir pinigėliai taip pat, su tokiais amerikietiškais kalneliais. Uždirbsite, savo asmeniniams poreikiams užteks, bet kažkaip tai galvosite, vis tiek gavau, bet ne tiek, kiek norėjau. Tai va, ir norėtųsi daugiau, kaip visada šauliai. Visada šauliai yra užsikėlę kartelę aukštai. Ir gausim ne tiek, kiek norėjome ir galbūt paieškosime naujo pinigų pasidarimo šaltinio. Kaip ir viskas gerai, esu patenkintas, mano visi poreikiai uždengti. Galbūt bus vakarėlis, kuriame reikės išleisti. Arba tame vakarėlėje arba pobūvį išleisite daugiau negu planavote ir šiek tiek nuliūsite, kad išleidote daug pinigų ir dabar jums šiek tiek truks. Bet emocijos bus geros.
Jeigu ir išleisite pinigus, jūs vis tiek patirsite didelį džiaugsmą. Šauliai. Tai va, šita jausmų taurė tokia, tai tikrai jums pilna meilės yra. Tai va taip su pinigais, šauliai. Na ir sveikatėlė. Aha, o sveikatėlė šiek tiek norėtųsi geresnės, nes 4 kardai rodo šiek tiek sveikatos pokyčius, sveikatos sutrikimą ir tai jūs užsitarnavote, tai jūsų karma. Čia ne šiaip sau tas toks negerumas, negalavimas. Tai yra dėl to, kad jūs labai sukatės. Jūs labai dirbate galbūt per 2 namus, gal per 2 darbus, gal per 2 santykius dviejus, gal jūs kažkaip nėra stabilumo jūsų gyvenime, jūs nežinote, kas jūsų laukia rytoj. Ir per tai kažkaip yra jums tokias emociniai kalneliai, tokios emocinės krizės. Ir tai sveikata dėl to gali sušlubuoti, dėl to, kad tai, tai gyvenimo pasiekmė. Tai jūsų darbo, jūsų kasdienybės pasiekmė. Va. Bet jeigu blogai jaučiatės, tai ta korta, sako, taip pat yra atgimimas. Yra šansas ir visos galimybės pasveikti ir jaustis geriau ir tada suspėti visur. Tai va taip, šauliai. Gana neblogos kortos. Ir dabar pasižiūrėsime ožiaragius. Na, mėly ožiaragiai, kas jūsų laukia 2025 kovo mėnesį, pasižiūrime 4 gyvenimo sritis: asmeniai santykiai, darbai, pinigai ir sveikata. Nagi žiūrim, kas laukia ožiaragių asmeninėme gyvenime. Dedame 3 kortas, kaip ir visiems. Tai va, kas laukia ožiaragių darbe, karjeroje arba tiesiog rutinoje namų. Tai kur jūs esate, kaip jūs atliekat namų darbelius. Kas laukia piniguose kovo mėnesį? 3 kortikės ir pasižiūrime sveikatą ožiaragiai. Žvilgtelkim, tai nėra aukso veršis, tiesiog įdomu paprognozuoti, pažiūrėti, ką žada kortos ožiaragiams. Nagi, pažiūrime. Ir tai ožiaragiai, jūsų asmeniniai santykiai. Kovo mėnesį jūs patirsite jausmų atsinaujinimą. Tie, kas vieniši, galite gauti pasiūlymą, normalų, praktišką pasiūlymą susituokti. Ožiaragiai, tie, kas vieniši, galite sulaukti pasiūlymo draugauti, būti atvira pora, gal net gyventi kartu. Gali būti, kad jūsų partneris gali būti kitoks su skirtumu amžiuje, šiek tiek arba vyresnis, arba jaunesnis. Tie, kas poroje ožiaragiai, tikrai patirsite atsinaujinimą, jausmų, šeimos, tokį suvokimą, kad jūs šeima, kad viskas čia gerai. Gali būti, kad esate pakviesti ir dalyvausite šeimos pokylyje. Galbūt švęsite kažkokią šventę. Savo šeimos nario, giminės nario šventę švęsite. Labai geros kortos ožiaragiai. Jeigu jūs vienišas, taip pat galite sutikti žmogų, kuris bus šiek tiek kitoks. Galbūt net kitos rasės, kitos tautybės, jaunesnis arba vyresnis. Bet dar žiūrėkite, kad jis nebūtų vedęs. Tai žodžiu, va taip, vieniši ožiaragiai. Na va, tai labai asmeninis gyvenimas, labai neblogas, toks ramus, tolygus, be kokių tai sukrėtimų. Darbas ožiaragiai. Darbe gali būti permainų ožiaragiai. Kažkam jūs neįtiksite ir likimas pasisuks taip, kad kažkokį darbą gali tekti pabaigti. Gal bus konfliktas ir tai pakeis jūsų darbo pobūdį, šiek tiek jūsų tą, ką dirbote, šiek tiek situacija keisis. Va, jeigu jūs nedirbate, ieškote darbo, tai gali pasitaikyti progą jums įsidarbinti. Tikrai taip. Bet per kažkokį tokį sukonfliktavimą ar kažkokį tokį nuomonių pasiaiškinimą. Tai va taip, namuose reikalai irgi seksis, žiūrėkite, kad nebūtų kokios nors buitinės traumos, nesusižiūrėsite į internetą ir kažkas puodas užsidegs. Pažiūrėkite, kad neužsidegtų koks puodas ant viryklės. Tai va taip, ožiaragiai. Ir dabar žiūrime pinigėliai. Nu, su pinigėliais šiek tiek jausitės suvaržyti.
Galvojate, kodėl jeigu ten mes žiūrėjome darbę situaciją, kad gali kažkas keistis, tai dabar jūs būsite pilnas nerimo, tai kaip aš užsidirbsiu, ar man užteks pinigų, mano išlaidoms, analizuosite priežastis, kodėl jums gali tekti taupyti, arba kodėl nuo jūsų atima šitą darbą, kiek man čia dabar nusiskaičiuos. O galbūt ateina metas mokėti mokesčius ir jūs esate nepatenkintas, pilnas nepasitikėjimo, analizuojate esamą situaciją, savo biudžetą ir bijote, kad gali neužtekti susimokėti tuos privalomus mokesčius, kuriuos reikės sumokėti. Tai va, ožiaragiai. Na, dar žiūrėkite, kad jūsų neapgautų kokie nedori žmonės, nes pagal mėnulį tai gali būti ir sukčiai. Žiūrėkite, kad jūsų neapgautų, neišviliotų iš jūsų ir tuos pinigus, kuriuos turite. Jeigu vykstate, dabokite savo rankinės ir protingai elkitės. Su pinigais elkitės protingai, apgalvotai, ne vėjavaikiškai. Tai va, ir jeigu jūs galvojate, kad nuo kažko apsuksite ar apskaičiuosite, ar nuo kažko galbūt paimsite daugiau negu priklauso, tai vėlgi sako mėnulis, nedaryk šito, nes būsi pagautas ir turėsi gėdą. Na tai va, su pinigais kažkokie nedori dalykai. Žiūrėkite, ožiaragiai, nepakliūkite į sukčių rankas. Sveikatėlė. Jeigu piknaudžiaujate alkoholiu, tai riškite, nes gali būti problemų. Jeigu jūsų kas nors šeimoje piknaudžiauja, taipogi sudrauskite arba kažkaip suvaržykite šitą potraukį, nes galite turėti problemų, depresiją, apatiją, susirgimai kažkokie nerviniai, neurologiniai, su skysčiai susiję, gal širdies, kraujagyslių ligos arba limfa ar kažkas tai tokio. Ir jeigu jaučiatės negerai, korta sako būtinai susikaupkite ir neziliokite, pasitikrinkite ir gali būti, kad tikrai kažkas išaiškės. Dėl sveikatos kažkas išaiškės negero ir susimkite kol laikas, kol pokyčiai nebuvo tokie lemtingi. Susirūpinkite sveikata, kol laikas. Nenumokite į tai ranką. Nenumokite. Savaime nepraeis pagal šitas kortas. Tai va, ožiaragiai, tokia situacija. Ir dabar pereiname pas vandenius. Vandeniai, mėly. Kaip jūs laikotės ir pasižiūrime, koks kovo mėnuo bus vandeniams. Mėly vandeniai, atkreipti dėmesį į ką? Kovo mėnesį ir tai asmeninis gyvenimas. Vandeniai. 3 kortikės. Tuoj. Darbai, rutina, karjera, verslai. Vandeniai labai verslus. Net ir kojines megzdami. Ir kanelės kepdami. Taigi žiūrim pinigėliai vandeniai, kokie pinigėliai, 3 kortelės ir pažiūrim kovo mėnesio sveikatėlė vandeniams, 3 kortikės. Žiūrime vandeniai, koks jūsų draugų ar poros fronte. Kiekvienas būsite jeigu esate poroje, tai taip pasakysiu, poroje santuokoje, kiekvienas esate užimtas savo paties gyvenimo reikalais ir nuo to jums abiem tik sunkiau. Bendro reikalo nelabai ką turite, užsiėmęs kasdienės šeimos ar tai kažkokio darbo rutina ir tokio kaip ir emocinio ryšio tarp jūsų jau seniai nėra. Ir tai labai skausminga, tai vis dėlto slegia abu partnerius. Ir vienas kažkuris tempia daugiau šitos naštos, kitas mažiau, kitas iš viso yra nusivylęs, nusiminęs ir galbūt jau seniai savo galvoje pabaigęs santykius, žodžiu. Bet toliau rutiniškai gyvena kartu ir savo reikalai susijėmęs, vienas kitam netrukdo, pinigai bendri, tai beveik patogu, bet abiem nuo to nelengviau. Tai čia tiems, kas poroje. Kas vienišas žmogus, jūs vėlgi nelabai jau ir norite ką sutikti ir net nesitikite, neturite tokių vilčių, kažką naujo tokio romantiško patirti, nes patyrėte skaudžius santykius prieš tai. Jūs buvote išduotas vandenis, jeigu šiuo metu vienišas, buvo išdavystė
ir jūs tiesiog atsidavėte savo gyvenimui pinigų uždirbimui. Turite daug pareigų, esate labai visiems reikalingas, turite daug darbo, fiziškai labai išsenkate, na ir tiesiog jums nelieka laiko, nei noro užsiimti asmeniniu gyvenimu. Bet taip, vandenį, pažiūrėkite kokios kortos ir ką aš jums sakau. O gal vis dėlto yra kažkokių vilčių prošvaisčių. Tai čia kovo mėnesio prognozė vandenį, kad vis dėlto nelabai ką kortos rodo, prošvaisčių šitam fronte nelabai ir bus. Užtat pažiūrim kokią karjerą. Na va, apie ką reikėjo ir nuo to reikėjo ir pradėti vandenį, ar ne? Karjera klėsties, vyksite į kelionę, kurie galbūt uždirbsite pinigus arba išleisite pinigus, bet savo reikalais vyksite į kelionę ir savo, grinai, va čia yra vandenis šitas ponas kardų karalius, jis tvarkys savo biudžetą, savo reikalus ir kažkiek gaus pinigėlių. Kovo mėnesį tikrai pinigėliai ateis, reikės vykti kažkur darbo reikalais. Ir tas darbas ten bus tikrai 10 pinigų, tai jau bus toksai darbovietės pikas. Ir jame jūs turėsite pasirodyti kaip toks gabus, labai specialistas vandenis, jeigu jau dirbate. Jeigu nedirbate, aktyviai ieškosite darbo ir yra tikimybė, kad gausite darbą ir labai neblogas pareigas vandeniai. Taip kad atkreipkite dėmesį, jeigu darbo ieškote, paieškų nemeskite, nes tikrai pavyks įsidarbinti. Darbo sutartis garantuota. Va taip vandeniai. Ir pasižiūrim pinigai. Pinigėliai reikalauja geresnių laikų. Kaip visada jų gali pritrūkti, bet jūs rasite išeitį ir kaip visada šiek tiek pasispausdami ištversite tą kovo mėnesį. Jūs norėtume biškį daugiau, norėtumėte savo labiau tenkinti poreikius, bet jau bus kaip bus. Pinigai bus tokie pat kaip visada. Nieko naujo juose nebus. Ir tai jūs truputį liūdins galvoje, vos nenusikeiksite, sakyt, kaip man išeiti šitos tokios suvaržytos, tokios finansinės ilgos krizės. Kaip išeiti? Gal tai jūsų karma? Gal taip geriau dėl jūsų? Kas čia žino? Nes tas laiko angelas sako, dar ne laikas vandenį. Gal ateis ir jūsų kiemo šventė pinigų prasme. O gal jų yra pakankamai, tiesiog jūs manote, kad esate verti labiau, esate verti daugiau pinigų. Šitą kortą rodo, taip, aš eisiu ten, kur man mokės daugiau. Aš norėčiau eiti ten, kur man mokės daugiau. Bet kovo mėnesį dar susilaikysite, neišeisite ten, kur jums mokės daugiau. Tai va, tokie dalykai, na ir su sveikata vandeniai. Patirsite nuotykį, malonę kelionę, emocijų protrūkį. Sveikata priklausys, sveikata kokia būtų, tokia ir bus. Kažką reikėtų keisti mąstyme ar dienotvarkėje, galbūt miego režimą, darbo režimą, kažkaip susitvarkyti savo dienotvarkę, bet jūs atsiduodate savo vidiniam tokiam balsui, intuicijai ir savo vidiniams poreikiams ir elgiatės taip, kaip jums atrodo geriausia. Sveikata bus gera. Šitas taurių riteris sako, ir emocijų patirsite, ir džiaugsmo, ir malonę išvyką. Ir galbūt tik tai naktinėsite. Va šita gali būti naktinė. Naktinė princesė, kaip jie vadina kai kurie tarologai. Gali būti, kad jūs naktinėsite ir kažką naršysite internete. Galbūt mokysitės, galbūt pažinsite visatos paslaptis. Tai va taip vandenys. Sveikata nebloga, o jeigu kas ir yra blogai, tai to, kad jūs nekeičiate nieko savo režime. Nagi vandeniai, ačiū. Na ir pereiname paskutinį zodiako ženkliuką, žuvytės. Man visada nusibosta laukti savo ženklų prognozėse, tai aš dažniausiai per viduriuką nusnaudžiu truputėlį ir paskui jau randu savo žuvis ir išklausau. Arba perklausau antrą kartą. Nes tos prognozės kartais būna kalbamos tokiu monotonišku balseliu, dėstoma. Tai apsimoka ir nusnausti. Taigi, mielo žuvys, kasgi mūsų laukia kovo mėnesio 2025 metų asmeninėme gyvenime. Įmame 4 korteles, tai yra 3, neatsiprašau, ne 4. Jau kažkodėl savo norėjau padidinti kiekį kortų. Na ir darbuose, karjeroje, rutinoje darbų, kas mūsų laukia 3 kortos.
Na ir pasižiūrime, kas mūsų laukia pinigėliuose. Žuvytės, kaip mes čia tvarkysimės. Na, žuvis kovo mėnesį turėtų turėti išlaidų. Jeigu neturėsite išlaidų, tai jūs ne žuvis. Taigi ir sveikata. Ir sveikata. Nagi, žiūrime. Žvilgtelkim į pokaladinę, mes tikrai sulauksime dovanų ir malonių pasiūlymų. Nagi, žiūrim žuvis. Na va, asmeninis gyvenimas. Oi, reikėjo tikėtis, kažkam vandeniui panašiai gal krito. Ne, kažkam krito labai panašiai. Ai, su darbu krito. Taigi, žuvis asmeninis gyvenimas. Jeigu jūs poroje, tai jausmai kaip ir pasibaigia, emocijos drugeliai pilve, išlieka tik tai stabili šeima, pinigai, turtas, namai, jachtos, dviračiai ir partneris atsitolinęs, šaltas, užsiėmęs savo gyvenimu, verslu, darbu, pinigais. Žodžiu, nuo jūsų šiek tiek atsitraukęs emociškai arba jūs atsitraukęs emociškai, žuvis. Gali būti, kad čia dar gali būti, kad yra liga. Yra šeimos nario arba jūsų partnerio liga, bloga savijauta ir tiesiog jūs labai pergyvenat arba jūsų paties liga. Ir šeima yra šeima, bet jūs emocinio ryšio didelio nejaučiate vienas kitam, tik tai yra brangu. Tai yra pastovu, brangu ir, kaip sakoma, neapkalbami šitie dalykai. Dėl šitų dalykų nediskutuojama. Jeigu jūs vieniša žuvis, kažko naujo sutikti nesitikite, bet gal sutiksite buvusį. Gali būti, kad į jūsų gyvenimą gali grįžti buvusysis su labai normaliu pasiūlymu. Su pasiūlymu apsigyventi kartu, sumesti skudurus, taip sakant, nes čia kaip ir sunkusis laikotarpis į pabaigą. Jau aušta aušra. Tas, kas buvo sunkaus ir juodo, ir ta išdavystė, ir tas įsiskyrimas jau į pabaigą, ateina labai svarbus momentas su buvusiuoju arba su nauju vyriškiu, jeigu jūs moteris. Taip, tai naujas partneris gali būti arba buvusysis, kuris gali būti išsiskyręs arba našlys. Tai va, žuvis, jeigu jūs vienišos, tai galite iš karto į šeimyninius barščius patekti. Va, o jeigu jūs poroje santuokoje ir net nesvarstote kažkokių atskirų galimybių, tai jeigu sirgote, pasveiksite, jei buvo kažkokie nemalonumai, jie susitvarkys, nes 10 pinigų yra vis dėlto šeimos, brandžios, turtingos šeimos korta. Ir galbūt jums reikia specialisto, kažkokio specialisto pagalbos. Bet tai, kas buvo blogo, praeis. Jau praeina. Kovo mėnesį jau turėtumėte turėti geresnę situaciją, negu buvo kito. Tai va taip, žuvis. Kas mūsų laukia darbuose? Darbuose mūsų laukia, jūs kažką planuojate, žuvis, darbe, karjeroje. Taip, čia karjeros moteris, jinai pilna idėjų, jinai planuoja. Planuokite. Bet jūs nežinote, ar pavyks. Jūsų planai, jūs turite baimę, ar jūsų planas, jūsų tas, ką jūs numatėte galbūt 3 mėnesius ar 3 metus į priekį, tai jūs nežinote, ar pavyks, yra kažkokios povandeninės srovės, galbūt nuo jūsų nepriklausančios, kurios gali sutrukdyti jūsų planus. Galbūt tokia moteris įneš kažkokius pagalius jums į ratus ir jūsų planai gali žlugti. Gal nežlugs tie planai, bet kažkokios tokios povandeninės srovės gali būti, neaiškumai, konfliktai, išdavystė darbe. Jūsų darbe gali būti išdavystė, vagystė, nepasitikėjimas. Tai va, į tai atkreipkite dėmesį. Jeigu jūs nedirbate, žuvis, tai žinokite, kad ko gero jums nepavyks. Gal ne šį mėnesį. Gal dar po 3 mėnesių ar po 3 savaičių, tada tik tai pavyks įsidarbinti. Ir žiūrime dabar pinigėliai. Žuvis pinigėliai.
Taip, pinigėliai ateis, pinigėliai išeis, bet išeis maloniems dalykams, jūs patirsite didelį džiaugsmą, katarsį, bendrausite, gersite, uliavosite, pinigėlius prauliavosite, aš tik tiek galiu pasakyti. Tai taip. Žodžiu, nepadauginkite žuvis, kad neįsiveltumėte išgėrę į meilės trikampį ir neišleistumėte visų pinigų. Tai va, žuvis, pinigėliai ateis, išeis ir galbūt dar paieškosite papildomų pinigų šaltinių. Patyrė tai, kad pinigai labai daug išėjo. Kaip aš ir sakiau, jeigu žuvis neišleisit kovo mėnesį pinigų, tai jūs ne žuvis. Na ir sveikata. Taip, gydytojas pasakys, kad kažkokį dar tyrimą reikės atlikti. Venkite konfliktinių situacijų, venkite greito vairavimo kelyje, avarinių situacijų, konfliktų darbe, nes galite per tai kažkaip suabejoti savo kompetenciją, savo sveikatą. Nepersitemkite ir nepersidirbkite, va taip pasakyčiau. Atlaisvinkite galvą, nes čia yra dvi kortos įtampos, logikos, dokumentų, informacijos, mažiau informacijos. Tai jūs gali varginti ir sutrikti miegas, galbūt kažkokia emocinė būsena, tokia įtampa. Gali jaustis įtampa visame kūne žuvis. Tai va taip. Šiek tiek atlaisvinkite galvą, perduokite dalį informacijos arba kažką kitam, kad kažkas tai valdytų toliau jūsų procesus. Neskubėkite, venkite traumų, atsargiai vaikščiokite, atsargiai judėkite per perėjas kelyje, kad nebūtų kokios traumos ir nereikėtų gydytojo chirurgo. Va šičia. Tai va taip žuvis, tai va tokia situacija. Na ir dabar, aš visada mėgstu palydėtuką, mums visiems kovo mėnesį. Taigi, brangiai, kas mūsų visų zodiako ženklų lauktų kovo mėnesį, pasižiūrime, kokia bendra energija. Na, labai puikia energija, 6 pinigėliai, tu man, aš tau. Dalinkimės tuo, ką turime, kuo esame turtingi, kas meilė, kas pinigais, kas gera nuotaika, kas sveikata. Ir jeigu kas prašo, paskolinkime. Gal atgausime ne nuo to paties žmogaus, bet mums likimo bus atiduota dvigubai už tai, ką mes padėjome kitam žmogui. Tai va, mėlyje, bendradarbiaukime. Korta sako, bendradarbiaukime. Ir taip pat skirkime dalį pinigėlių labdarai, bažnyčiai, aukai, silpnesniam palaikymui, silpnesniųjų, pagalbai kitiems. Tai va taip, mėlyje. Ačiū labai. Iki naujų susitikimų.